Apverčiamiesiems plūgams labai svarbi yra plūgo simetrija. Kad plūgo pirmo korpuso užgrebio plotis būtų vienodas tiek ariant dešinio vertimo korpusais, tiek ariant kairiojo vertimo korpusais, plūgo užkabinimo ašis turi būti vienodai nutolusi nuo plūgo sukimosi centro ašies. Matuojame vienoje pusėje ir kitoje plūgo pusėje ir reikalui esant perstumėme pakabos ašį. Dar svarbu, kad ir traktoriaus traukės būtų vienodai nutolusios nuo traktoriaus simetrijos ašies. Tikriname traukio atstumą iki linijos, išvestos per padangos vidinius kraštus vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Jeigu turime nevienodą atstumą, reikia traktoriaus pakabos traukės sąvaržomis perstumti į reikiamą pusę. Matuojame pirmojo korpuso užgrebio plotį. Jei sureguliavome, kai buvo dėstyta, tai abiejose plūgo pusėse pirmo korpuso arimo plotis bus vienodas. Vėliau arimo metu patikriname, ar tas plotis atitinka pločiui tarp kitų plūgo korpusų. Dar vienas kontrolinis matmuo yra nuo traktoriaus traukių iki žemės. Abiejose pusėse jis turi būti vienodas. Esamojoje padėti matuojame traukę laikančio paspirio ilgį nuo vieno šarnyro centro iki kito. Abiejose pusėse jis turi būti vienodas, jei ne, reikia sureguliuoti. Visi apverčiamieji plūgai dar turi vieną reguliavimą, tai plūgo taip vadinamą vertikalumą, nes yra atraminiai varžtai iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Juos reikia sureguliuoti taip, kad žiūrint iš plūgo galo, plūgo laikikliai stovėtų vertikalioj linijoje arba plūgo pavažos, kad stovėtų vertikalioj linijoje. Jeigu vienoj varžtai bus sureguliuoti atraminiai nevienodai, tai vieną pusę plūgas norės gilintis, į kitą galbūt seklintis. Jeigu ir darysim pakrypimą, pakrypimas turi būti abiejose pusėse vienodas. Bet idealiausia yra tada, kada pavaža stovi vertikaliai, tada ir dilimas pavažos normalus ir mažesnis spaudimas yra į vagos kraštą. Šiuo atveju pas mus yra tinkamai sureguliuota ir nieko daryti nereikia. Arimo metu svarbu, kad visi plūgo korpusai artų vienodų gylių. Tam plūgo rėmas turi išlikti visą laiką lygiagretus dirvos paviršiui. Jei taip nėra, reguliuojame centrinę traukę. Lauko pakraštyje žymime apsisukimo juostos pradžią. Kadangi laukas prieš tai buvo skustas, užtenka tiesiog lazda ar gairę užbrėžti liniją, ties kuria pradėsime įleidinėti plūgo korpusus ir iškelinėti jos. Kitu atveju reikėtų atsiarti paskutinių plūgo korpusų, pusę rimo gylio ir plotį palikti tokį, kad tilptų sveikas važiavimo skaičius ir traktorius galėtų laisvai apsisukti. Labai svarbu mokėti pradėti arti apverčiamuoju plūgu. Jei laukas randasi tarp įdirbtų laukų, negalėsime per juos važiuoti ir reikės pradėti arti savame lauke. Kaip? Arti pradėsime paskutiniu korpusu, pusę arimo gylio. Reguliuojame atraminio rato fiksatoriaus padėtį. Traukutę ilginame ir užfiksuojame. Atkabiname centrinę plūgo traukę, kad hidropakaba keliant į viršų plūgą keltųsi tik plūgo priekis, o galas nekiltų. Traktorių su plūgu pastatome taip, kad paskutinis korpusas imtų lauko pakraštį ir verstų į savoją lauko pusę. Jei pirmų bandymų nepavyko nustatyti reikiamo gylio, reguliuojame dar kartą ir važiuojame į lauko galą. Apsisukęs traktorius dešinės pusės ratais važiuoja išarta vaga. Pirmasis plūgo korpusas nustatomas pusės arimo gyliui ir jo verčiame atgal prieš tai suformuotą riekę. Galinis korpusas nustatytas pilnam arimo gyliui. Šiuo važiavimu paruošiamas lauko pakraštys pagrindiniam arimui. Sekančių važiavimų jau ariame visais korpusais pilnu arimo gyliu. Tokiu būdu pradėję arti, nepalietėme kaimyninio sklypo. Suarę pagrindinį lauką, suarėme ir pagražas esančias už žymėjimo linijos.